Ir vėl apie cukrinį diabetą, visame pasaulyje plintantį kaip epidemija. Liga, kuria sergama visą gyvenimą. Lietuvoje šią ligą serga apie 150 000. Tai klastinga liga. Daugiau nei pusė sergančiųjų nežino, kad serga, todėl ji diagnozuojama per vėlai. Pasekmės labai liūdnos. Kasdien nuo diabeto komplikacijų Lietuvoje miršta vidutiniškai apie 10 žmonių. Aš iš tiesų labai džiaugiuosi, kad šiandien jūsų laida nori pažvelgti giliau į antro tipo cukrinį diabetą ir ne tik ta prasme, kad šita liga yra labai dažna ir pavojinga savo komplikacijomis, bet supažindinti laidos žiūrovus, kaip šita liga vystosi. Daktarė paaiškino, ląsteliai tam, kad jį pagamintų organizmui reikiamą energiją, būtina gliukozė, kaip automobiliui kuras. Tam, kad gliukozė patektų į ląstelę, vaizdžiai tariant, duris į ją turi atidaryti insulinas, o duris atsidaro tik tuo atveju, jeigu paspaudžiamas receptorius. Tik tada gliukozė patenka į ląstelę. Gliukozės kiekis kraujyje sumažėja, ląstelė gauna energijos ir gali atlikti savo pagrindinę funkciją. Trūkstant insulino, gliukozė nepatenka į ląstelę, padidėja cukraus kiekis kraujyje, o ląstelė neatlieka savo pagrindinio darbo. Iš tiesų, supratimas, kaip liga vystosi, padeda priimti teisingus sprendimus, kaip reikėtų gydytis. Nes neretai mano pacientai klausia, ar mano kasa gamina pakankamą kiekį insulino. Ir atsakymas į šitą klausimą iš tiesų yra tik iš dalies atspindi teisybę, kad jūsų kasa gamina nepakankamą kiekį insulino, nes nepakankamas insulino kiekis yra tik vėlyvose ligos stadijose. Kiekvieną dieną Lietuvoje žmonės sužino tokią diagnozę – cukrinis diabetas. Ir dėja labai dažnai sužino. Kiekvieną dieną? Kiekvieną dieną. Iš to nedarau tragedijos, siūlyčiau ir jums, mėly žiūrovai, tie, kurie turite panašių problemų, neįsigasti taip, kaip daugelis įsigasta. Na, čia žmogiškai įsigasti. Tačiau diabetas yra gyvenimo būdas. Tai yra papildoma procedūra, kuri paskui tampa tokia rutina, kad ir pamiršti, kad esi ligonis. Štai aš kol kas ir darbingas, ir dainuoju. Štai tiesiog mes matom tavo, nežinau kaip čia vadinti. Rankinė. Rankinė. Ir toje rankinėje, kiek aš atsimenu, visada būdavo tai, kas gali leisti tau sužinoti, kiek cukraus kraujuje. Ar šiuo momentu yra? Būtinai prie savęs aš visuomet, aš nesiskiriu kelionėje niekur, nei lėktuve. Tai yra patikra. Kaip matote. Nu ir turiu dar trumpo veikimo insulino, nes ilgo veikimo aš susileidžiu ryte ir man jo nešiotis nereikia. Yra toksai, tas trumpo veikimo leidžiamas į pilvuką. Atrodo gal ir baisiai, bet visiškai beveik neskauda. Nes adatytės plonos yra ir tai jau įpratęs aš esu. Tai va toks mano čia jau visada prie manęs yra. Štai čia yra, sakykim, sveiko žmogaus insulino kiekis, čia yra prie diabeto ir diabeto metu. Ankstyvose stadijose insulino yra daug, bet laikui bėgant jo po truputėlį mažėja ir kažkada visiškai koncentracija sumažėja. Ir jeigu liga yra prastai kontroliuojama, vystosi komplikacijos. Cukrinis diabetas, ypač nekontroliuojamas diabetas, trikdo riebalų arba lipidų apykaitą. Didėja cholesterolio kiekis, bendro cholesterolio kiekis, gali didėti blogojo cholesterolio kiekis, trinka kitos lipidų apykaitos frakcijos. Esant diabetui, jeigu pakenkiami inkstai, gali didėti kraujospūdis. Vystosi koronarinė širdies liga ir štai čia gali vystytis ir infarktas. Sergantiems nekontroliuojamų cukrinių diabetų infarktas keletą kartų dažniau pasitaiko nei nesergantiems cukriniu diabetu. Kenčia tai ne tik tai širdies, bet kenčia ir kiti organai, kenčia ir galvos smegenys. Todėl gali būti ir problemų, insultai. Ne tik infarktai, bet insultai. Taip pat nukenčia, jeigu kraujagyslės kalbam, tai nukenčia ir akių kraujagyslės. Akių kraujagyslės tai yra mažųjų kraujagyslių pakenkimas, taip kaip ir inkstų pakenkimas, taip ir akių pakenkimas dažnai eina lygiagrečiai. Yra problemų
kad insulinas dažnai skiriamas pavėluotai. Ir štai kodėl yra labai svarbu gerai suprasti ligos vystymosi mechanizmus, kad teisingai parinkti gydymą. Jeigu ligonis yra ankstyvose ligos stadijose, kai yra ir insulino per daug, ir veikia insulino rezistencija, skiriami vieni vaistai. Tačiau jeigu ateina tam tikras etapas, kai insulino koncentracija pradeda mažėti, prireikia trečios rūšies tablečių, kai didinama insulino koncentracija, skatinamas insulino įsiskirimas iš kasos. Tačiau ir šitie vaistai yra efektyvūs tik tam tikrą laiką ir po tam tikro laiko, nežiūrint skiriamo gydymo, insulino koncentracija mažėja. Ir tada pasidaro neišvengiama būklė, kai reikia pradėti skirti insuliną iš išorės. Su Stasiuku, kai kalbam, tai atrodo, kad jis yra profesorius cukrinio diabeto ir kartu taip žaismingai, kad tos ligos nėra ko ir bijoti, ne? Ne, nu, bijok nebijojęs, reikia su ją mokėti sugyventi tiesiog. Va, tiesiog draugiškai gyventi. Taip, ką jau čia bebijosi, jau įvyko faktas, reikia mokėti su ją susigyventi. Insulinas tam tikrais etapais kompensuoja to, ko organizme nėra ir užtikrina normalią medžiagų apykaitą. Ir jis iš principo nesiskiria niekuo nuo natūralaus organizme gaminamo insulino. Dabartinės priemonės yra tikrai labai patogios, injekcijų dūriai nėra skausmingi ir šitas gydymo metodas paprastai, nors žmonės labai jo bijo, gyvenimo kokybės neprastina. Iš tiesų galim pasidžiaugti, kad cukrinio diabeto gydymui mes turim praktiškai visas priemonės, kurios padėtų sureguliuoti cukraus kiekį kraujyje ir teisingai parinktos jos užtikrina, kad diabetą galima valdyti be komplikacijų.